suplyšo džinsai, sugedo dviratis. Tai ką daryti? Gal išmesti? Na jau ne, sako Kurk Lietuvai projekto autorės. Svarbus dalykas, tai man atrodo, kad po truputėlį galbūt jau ir keičiasi ir pasikeistų dar labiau vartojimo įpročiai. Tai reiškia, kad mes labiau gerbtume savo daiktus. Tai yra labai svarbu būtent tvarumo temoje. Ne išmesti, o rūpintis to daiktų. Projekto metu apima mane toks sportinis entuziazmas, tai pradėjau viską taisyti. Ne visada pati, bet pavyzdžiui, Gintarė man per draugės išmainė man dviratį, tokį žiauriai seną, man taisytai sakė, kad tas dviratis už mane pačią senesnis, tai vežiau taisyklą ir taisiau ir tiesiog apėmė tas noras tiesiog išbandyti tą pasitenkinimo džiaugsmą, kai kažką susitaisai, kai iš neveikiančio daikto, tu jį paverti veikiančiu ir toliau gali jo naudotis ir mėgautis. Esminis trukdis taisymui, kodėl žmonės nesirenka taisyti, yra taisymo kaina. Ji yra tiesiog lyginant su kaina, už kurią galime įsigyti naują daiktą, jinai yra neproporcingai didelė. Ir tam yra įvairių priežasčių, bet ką mes galime padaryti, tai mes pasiūlėme tvarų būdą, kaip tą kainą sumažinti, kaip vartotojui grąžinti dalį pinigų, kuriuos jisai išleistų taisymui.